Daiva Bauerienė. Sena skrybėlė. Eina kartą sena skrybėlė didelio miesto gatvėmis, šlepsi per balas, dairosi į vitrinas ir galvoja. Ai, kokios gražios jaunos skrybėlės, nesuglamžytos ir neskylėtos. O aš, sena, suplyšusi skylėta skrybėlė, esu niekam nebereikalinga. Ai. Ėjo skrybėlė, pavargo ir atsisėdo pailsėti ant suolelio. Ji nepastebėjo, kad atsirėmęs į suolelį stovėjo ilgas juodas skėtis riestu kotu. Skėtis klausėsi, kaip skrybėlė dejuoja ir pagaliau išdrįso ją pašnekinti. Ko taip giliai dūsauji, kas atsitiko? Ir kaip man nedūsauti, juk esu sena, suplyšusi, skylėta, suglamžyta skrybėlė. Oi, tu tik apsidairyk, visi vaikšto su naujomis skrybėlėmis ir kepurėmis su snapeliais. Tik pažvelk, kokios linksmos vaikų kepurėlės su gėlytėmis, drugeliais, mašinytėmis ir kamuoliais. Tik manęs senos, skylėtos, niekam nebereikia. Skėtis ėmė ją raminti. Na tu, nenusimink ir neprarask vilties. Eidama dairykis į šalis, gal kam nors tavęs reikia kaip tik tokios, šiek tiek pagyvenusios ir išmintingos. Ačiū tau už patarimą, keliausiu toliau. Gal nori eiti drauge? Pakvietė skrybėlė skėtį. Aš negaliu niekur eiti, mane pamiršo, paliko prie šio suolelio ir būtent čia turiu laukti savo šeimininko. Tikiu, kad jis sugrįš ir mane pasiims. Aš tikrai dar būsiu jam reikalingas, atsakė skėtis ir liko laukti savo šeimininko. O skrybėlė nušlepseno toliau šaligatviu, dairydamasi į šalis. Visą dieną skrybėlė klaidžiojo po miestą, pavargo nuo mašinų triukšmo ir skubančių žmonių. Vakarop skrybėlė priėjo apleistą sodą. Jo pakraštyje stovėjo senas medinis namas. Skrybėlė nusprendė pasnausti po žydinčių agrasto krūmų. Oi, pagaliau ramiai pailsėsiu, pamiegosiu. Oi, dar šalia augančio rabarbaro lapu užsiklosiu, kad būtų šilčiau. Kas čia cypsi? Koks čia garsas? Pažiūrėsiu kairėn, nieko. Žvilgtelsiu dešinėn, irgi nieko nematau. Eisiu paieškosiu, kas čia cypsi. Sena skrybėlė, nors ir būdama pavargusi, atrado savyje jėgų, atsikėlė ir išėjo ieškoti, kas taip gailiai cypsi. Garsas kvietė ją prie seno namo laiptų, o po jais ant žolės kuokštelio gulėjo 7 mažulyčiai, ką tik pasaulį išvydę peliukai. Ak jūs, vargšeliai peliukai, turbūt jums labai šalta. Pelyte, mamyte, įkelk vaikelius į mane, aš būsiu jiems šiltas namelis. Aš moku sekti daug gražių pasakų. Lipkit, lipkit į mane, mažulyčiai, lipkit. Ir pilkoji pelytė sukėlė į seną skrybėlę visus savo 7 vaikelius.
Kai peliukai sušilo ir užmigo, jų mama, pilkoji pelė, tarė: Cip, 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 ačiū tau, skrybėle, kad mūsų radai. Kaip gera turėti šiltą namelį, kuris moka sekti gražias pasakas. Ačiū tau, ačiū, labai ačiū. Cip, 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 cip. Ir man labai smagu, kad esu jums reikalinga. Labanaktis, atsakė sena, suplyšusi, bet laiminga skrybėlė. Didelė pilkųjų pelių šeimyna laimingai gyveno po seno namo laiptais senoje skrybėlėje ir nebijojo nei lietaus, nei sniego, nei šalto vėjo. Aš sena skrybėlė, bet laiminga, nes many gyvena šeimyna turtinga. 7 mažuliukai peliukai, mama, tėtis ir 2 seneliukai. Po laiptais medinio namelio peliukų šeimyna gyveno. 7 mažuliukai peliukai, mama, tėtis ir 2 seneliukai. Senoj skrybėlėj šilta gera, čia laiminga šeimyna gyvena. 7 mažuliukai peliukai, mama, tėtis ir 2 seneliukai. Aš sena skrybėlė, bet laiminga, nes many gyvena šeimyna turtinga. 7